kalbame apie plastiko taršą, beveik visada įsivaizduojame tai, ką galima pamatyti. Pakuotės ant kranto, buteliai vandenyne, atliekų sąvartynai. Tačiau bene svarbiausia šios istorijos dalis beveik niekada nepatenka į kadrą. Nes labiausiai žalingi procesai prasideda ne tada, kai plastikas guli po kojomis, o tada, kai jis dingsta iš akiračio. Kai plastikas suskaidomas į mikro ir nano dydžio daleles, jis nustoja būti paprasčiausiomis atliekomis. Jis pradeda elgtis kaip visiškai kitokios rūšies medžiaga, kaip aktyvi dalelė, kuriai lemiamą reikšmę turi nebe mums įprasta forma ir masė, o jos unikalios savybės, įskaitant krūvį, kuris skatina sąveiką su viskuo, kas yra aplink, įskaitant žmogų. Dirvožemyje jis sąveikauja su augalų šaknų sistemomis ir mikrobų bendruomenėmis. Vandeninėje aplinkoje su planktonu ir jūrų organizmais. Sausumos ekosistemose su vabzdžiais, paukščiais ir gyvūnais. Patekdamos į maisto grandines, mikro ir nano plastikų dalelės įsitraukia į bioakumuliacijos procesus ir keičia sąlygas, kuriomis egzistuoja ištisos ekosistemos. Šis svarbus klausimas išsamei nagrinėjamas reikšmingoje ataskaitoje Nanoplastikai – sisteminė rizikos analizė žmogaus sveikatai, ekosistemoms ir aplinkai, kurią parengė ALLATRA pasaulinio tyrimų centro mokslininkai. Šioje ataskaitoje surinkti duomenys iš 597 mokslinių šaltinių skirtų mikro ir nanoplastikams, todėl ji yra viena iš išsamiausių šiuolaikinių darbų šioje srityje. Joje problema pateikiama kaip visapusiškas vaizdas, nuo nanoplastikų dalelių fizinių savybių iki jų sąveikos su ląstelėmis, audiniais, organizmais ir ekosistemomis. Ataskaitoje nurodoma, kad mikro ir nanoplastikai randami ore, vandenyje, dirvožemyje, žemės ūkio produkcijoje ir maisto grandinėse, netgi žmogaus organizme. Autorių surinkti tyrimai rodo, kad nanoplastikų dalelės buvo rastos placentoje, plaučiuose, kepenyse, smegenyse ir kituose organuose. Ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas nanoplastikų gebėjimui įveikti labiausiai apsaugotus biologinius barjerus žmogaus organizmo viduje – žarnyno, placentos, kraujo smegenų ir kitus organizmo apsauginius barjerus. Kai nanoplastikai patenka į ląstelę, suveikia naikinamieji mechanizmai, kurie šiandien laikomi vienais iš pagrindinių – oksidacinis stresas, mitochondrijų veiklos sutrikimai, uždegiminės reakcijos, ląstelių procesų sutrikimai. Šio pranešimo autoriai kelia gilesnį klausimą. Kodėl mikro ir nanoplastikai elgiasi būtent taip? Kodėl jie taip aktyviai sąveikauja su baltymais? Kodėl jie įsiskverbia į ląsteles? Viena iš pagrindinių būsimų tyrimų krypčių, aptariamų pranešime, yra nanoplastikų elektrinė prigimtis. Autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad vien tik nanoplastikų paviršinio krūvio, taip pat žinomo kaip zeta potencialas, gali nepakakti, kad būtų galima visapusiškai apibūdinti dalelės elgesį. Jie suformuluoja mokslinių tyrimų hipotezę apie galimą sudėtingesnę vidinę krūvio struktūrą, apie po paviršiumi esančią nanoplastikų elektrinę struktūrą, dipolinius konfiguracijų modelius, sugauto krūvio spąstus ir elektreto tipo būsenas. Tai ypač svarbus aspektas, nes tai atveria visiškai naujas perspektyvas, kaip turėtume ieškoti sprendimų. Didelės plastiko atliekos dar gali būti surinktos, tačiau kai plastikas suskaidomas į mikro ir nano daleles, kurios pasklinda ore, vandenyje, dirvožemyje, organizmuose ir maisto grandinėse, mechaninis valymas nebegali jų visų pašalinti. Tuomet kyla esminis klausimas. Ar įmanoma ne tik aptikti tokias daleles, bet ir suprasti, kaip sumažinti jų elektrostatiniu būdu sąlygojamą biologinį reaktyvumą? Būtent todėl šis pranešimas yra gairės tolesniam mokslinio tyrimo etapui ir tarpdisciplininiams tyrimams. Tarp praktinių krypčių, kurias pabrėžia autoriai, yra vieningų tarptautinių stebėsenos standartų kūrimas, palyginamų matavimo metodų nustatymas, ypatingas dėmesys mažiausiams dalelėms, mažesnėms nei 10 mikrometrų, dalelių paviršiaus, senėjimo ir krūvio tyrimai, plataus masto tarpdisciplininio bendradarbiavimo tarp toksikologų, klinikų, biofizikų, ekologų, medžiagų mokslininkų ir analitinių technologijų ekspertų užmezgimas. Mes įpratome klausti, kiek plastiko jau pateko į aplinką. Tačiau galbūt kitas ir kur kas svarbesnis klausimas skamba taip. Kas vyksta su plastiku, kai jo nebematome ir ką mums su juo daryti?
Ataskaitoje Nanoplastikai – sisteminė rizikos analizė žmogaus sveikatai, ekosistemoms ir aplinkai nurodoma, kad nanoplastikai kelia naujos rūšies sisteminę riziką, kurią būtina pripažinti jau dabar, tiek mokslo, tiek tarptautinės visuomenės lygmenių, iki kol šios dalelės dar labiau įsiskverbs į mūsų aplinką ir kasdienį gyvenimą.